Hei, 73 diena, 1 milijonas per 90 dienų, 90 dienų, 1 milijonas, dabar yra sausio 5 diena. Pirmadienis prasideda paskaitos, tai keliausiai paskaitas, o neskaitant to, būtent šiandien, kaip ir sakiau, pasidalinsiu sukurtais vizualais browseriams, antakiams. Tai galės pamatyti, tada pasidalinsiu, kokį welcome emailą pakūrėm klientui ir galės pasižiūrėti visus likusius emailus vėliau, jeigu įsiregistruosi. Ir trečia, šiandien pasibaigiau website, dar kelios klaidos buvo, ir ketvirta, ką pasidariau, pasileidau mokamą versiją būtent lydų paieškai per LinkedIn. Tai irgi beveik iš paskutinių pinigų investavau būtent į lydų paiešką, žiūrėsim, kas bus, kas ne. O dabar šokam į ekraną, pasižiūrim, kokias reklamas sukūrim permanentiniams Power browseriams. Matome vieną paslaugą, matysime 4 skirtingus vizualus, tai kiekvienas vizualas paliečia skirtingą temą. Pirmas vizualas, ką mes matome, tai paliečia antakių variaciją, ne, prieš ir po. Matome tada tekstą, headliną, citėjų ir kainą. Oferis kainą galima sakyti, tada matome kitą variaciją, matome studiją, matome, kad tik pabaigtus daryti antakius, ne, tai antrą variaciją, matome zoomą. Tada creative dalis, tokia modernesnė, stiliovas variantas padarytas, tai labiau į fashion tokią perspektyvą padaryta. Tai pirmas matėme būtent variaciją antakių, antrą matėme studiją, trečias toks mados ir ketvirtas paskutinis variantas grinai prieš ir po vienas veidas ir grinai zoom upas gavosi toks. Šiaip tai visi atrodo afigenai, matom story formatai šiek tiek jau skiriasi, matome, kad galim daugiau neįdėti antakių, tai jau 4 tokie ir matome kiti visi neformatai pritaikyti story formatui. Tai nice, turime tokius pasikūrę ir dabar galime šokti, pasižiūrėti, koks gavosi e-mailas. Perinant prie pačio e-mailo, tai naudoju, jau kaip minėjau, Omnisendą, pasikūrėm welcome e-mailą, tai bus Poopopas website, tai užsiregistruok Poopopą, kad jeigu norėsi pamatyti visus būtent e-mailus, visus flowsus, ne, tai rekomenduoju tą pasižiūrėti, bet pati tematika tai yra slapta dovana, tai būtent padarėm būtent tematiką disko kamuolį tokį. Irgi naujametinis, tuo pačiu gaunasi variantas, bet tuo pačiu ir slapta dovana. Tai yra nuolaidus kodas, matome visą asortimentą ir matome tada kategorijas pasirinkimus. Tai žmogus paspaudžia ir nukeliauja ir prisitaiko automatiškai nuolaidą. Tai faina nuolaida, tai kaip ir sakau, yra čia prekinis ženklas, yra pavadinimas, .lt, gali pasižiūrėti ir įvertinti būtent mūsų darbą. Tai būtų faina sužinoti tavo feedbacką. 73 dienos uždarimas, tai eina į paskaitas, tada po paskaitos dar bus vienas verslo susitikimas irgi su didesniu verslu, tai šito laukiu. 90 dienų, 1 milijonas ir 1 milijonas per 90 dienų. Tikiuosi, kad patiko tai, ką pasidalinau, visais tais vaisiais ir jeigu kažkas labiau domina, būtent ar giliau domina, tai visada gali rašyti ten ir galėtume praseiti tiesiog informatyviau, bet neskaitant to, tai dar kartą ačiū, kad žiūri, palaikai ir laikykis ir gerų 26 metų. Iki.